tai būsiu čia kažkur tarpetam. Tai artėja šventės visiems. Gerų, linksmų, šviesių, šiltų kalėdų ir laimingų naujųjų metų jums. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad rašote, labai malonu. Tai va, o šiandien pabendrausiu truputį apie mūsų aprangą. Tai ne tik švenčių, bet kada. Mes labai čia parduotuvėse matom labai pilkas niūrias spalvas, todėl aš sukūriau net savo liniją pernai specialiai, tokiam truputį paaugusiam moterim. Nors ten yra ir mažesnių dydžių, bet reiškia, kad galima būtų spalvingiau pasipuošti. Ne tik kiekvieną dieną, bet ir truputį šventėm. Tai vasaros, žiemos ir įvairūs ten dalykai yra. Pasižiūrėkit, prašom, gal kažką ir rasite. Kadangi aš kuriu tuos savo, kaip čia dizainus lietuviškai. Na, žinot, vaizdą tą kūrybą dedam. Fotografijom ir panašiai ir užtrunka gana ilgai. Taip, kad mano drabužiai turi truputį ir kainą. Bet tai nėra daug, yra nuolaidų, yra dovanų ir panašiai. Tai ne apie tai. Tai šiandien šiek tiek apie drabužius ir gerų, linksmų ir šviesių 2024 metų. Iki malonaus. Tai sveiki. Šiandien bus tokia laida, kaip mes atrodom su drabužiais ir kokiais mums geriausia rengtis. Ir tai yra tik mano nuomonė, bet pasižiūrėsit, kaip kiekvienas keičiamas. Štai aš esu 1,67 m. Bet man atrodo dabar su metais keli centimetrai pakryto. Tai va toks vaizdas yra ir aš sveriu 95. Tai va. Taip sakant, viskas yra daug, ar ne? Pagal visus matavimus, kiek dabar. Ir aišku, yra sunku ir drabužį nusipirkti, kadangi viskas yra gaminama tik mažom, trumpom. Tai čia jau buvo kitose šalyse, bet šiaip tai visi dydžiai daugiausia siekia, tai jau medium, tai kažkur tai, nežinau, 42 gal dydį, ne? O mano tai priklausoma, jeigu ten bus kiniečių, tai bus ir 52 ir 4. Lietuvos irgi labai pasikeitė, dar išeidavo, kad 48, bet dabar jau toli iki šito dalyko, jau senai
nukrito, taip kad žiūrim. Tai va, dabar pirmiausia, ką mes turim geriausiai rengtis ir į ką žiūrim. Pirmiausia, turi būti krūtinė vietoje, ar ne? Tai kadangi mes lietuvės turim krūtinių, tai jas reikia labai stebėti. Tai liemenukas, aišku, aš nenusirenginėsiu, tai turi būti 2 pirštai užkišti, laikyti viršutiniai daliai. Tas pats yra ir nugarai, kad ta juostelė irgi būtų 2 pirštai va šitaip va stovėti, įkišam ir žiūrim, kad prisispaustų. Tai va, visas šitas, o daugiau kokios jums kompanijas patinka. Aš siunčiuosi Victoria's Secret, nuo senų laikų man labai patinka. Ir jie labai gerai suformuoja viską, nu kiek galima, va. Su didesnėm ypatingai, mažesnės, tai nežinau, galima ir nosinaitę prisidengti arba visai nieko nedaryti. Galim ir mes, aišku, nieko nedaryti, bet kažkaip tai, žinot, palaikyti. Tai va, šitaip atrodau bendras. Na, yra čia visokių tokių raukšlelių, žinot, jeigu taip ilgai ieškojant, žinai, ir stovint, aišku, viskas geriau atrodo. O dabar pereisim prie kito drabužio, kaip atrodysiu su kitu. Na štai, o čia yra kaip atrodom su megztiniais. Aišku, daug didesniais, bent jau aš tokius mėgstu. Tai va, ir atrodom irgi gana daug didesnės, kadangi nebėra čia formų, nebelieka nieko. Tai taip ir žiūrimės, ar atsisėdę, ar atsistoję, vis tiek yra, formų nėra aišku. Tai va, bet tą mėgstamės namuose, mes mėgstam šitaip atsipalaiduoti. O kai kada neįeiti, kur reikia, ar į parduotuvės, ar dar ką nors, svečiuose su tokiais megztiniais nelabai sėdam. Kadangi viršutinė dalis daugiausia matoma, pavyzdžiui, prie stalo, tai nelabai matėt mano vieną iš laidų su drauge, kur kalbamės, taigi Dieve mano, tai žinokit ir platu. Žiūrint, aišku, viskas priklauso nuo ko apsirengi. Tai va, čia su vienu. Na štai. Labai mėgstama visur, juodi, pilki, ypatingai Lietuvoje labai pilki, naudojami tokie bespalviai drabužiai. Na šiaip man irgi patinka retkarčiais juodi, žiūrint kokios progos ir panašiai. Tai mes su jais irgi taip, aišku, nelabai apibrėžia mūsų linijas ir mes taip atrodo, kažkur tai pasislėpiam, ar ne gamtoj, arba namuose. Tai va, taip šitaip atrodo su juodais drabužiais. Dabar pereisim, kadangi man labai Lietuvoje yra per daug pilkų ir juodų drabužių ir ypatingai kur, ne tik einant į svečius, ypatingai mano dydžio apsipirkimam. Vien tik tai pilka ir juoda, jeigu dar randi kažką tai. Galima, bet tai taip niūru, ypatingai dar rudenį vėlų, kai nebėra spalvų, nėra tos šviesos. Norisi ryškesnių. Tai aš sukūriau savo liniją ir dabar iš jos keletą daiktelių parodysiu. Kol kas ten apatinės dalies nekeičiu, batų nekeičiu, bet daugmaž pasižiūrėkit, kaip atrodo ryškesnių spalvų ant mūsų, tokių vyresnių. Jaunom tai viskas gražu, o mes kai pasidarom žylos, viskas tie spalva dingsta iš veido. Tai juk norisi kažką tai pasikelti. Netgi žiūri dabar Statkevičius irgi tokią šaunę 2 metų kolekciją padarė labai ryškę, tuo labai susižavėjau, nes tikrai trūksta. Tai va, pažiūrėsit kitą. Na štai, čia yra iš mano kolekcijos, iš ryškesnių drabužių, tai jie visi ten tokie ryškus. Tai čia va kiekvienai dienai, va rudenį ar dar kam nors bandysiu prisisekti, kad garsus būtų geresnis. Nėra aš ko sekti. Tai va, čia tokie. Ir ten yra didelių. Tiesiog didumas iki 6XL. Tai žinokit, gana nemaži. Ir aišku, va, užsimetat viską, pasižiūrit. Gaila, mano puslapis yra tik anglų kalba, kadangi pardavinėja Amerikoje ir kitose šalyse, Anglijoje. Ten užsisako, tai tuos drabužius plaunami labai minkšti.
puikiai pasiūti, tikrai geros kokybės. Ir jeigu norit, pasižiūrėkit, užsisakysit, čia nebūtinai reklamuoju savo, bet, kad norisi spalvų. O dabar parodysiu ir suknelę, vieną, kurią tik čia atsivečiau, bet ten galite rasti įvairiausių atspalvių. Tai va, ten irgi pas mane yra tokios suknelės, įlemenuotas ir yra didelių dydžių. Tai ryškios, yra ir nelabai ryškių. Tuo pačiu yra ir batų. Nežinau, ar čia matysite. Dabar čia tokį dalyką, įsivaizduojat, nusipirkau Lietuvoje puskojines. Tai viena buvo ten trumpa, o kita normali. Na, tik čia taip galima ir pataikyti. Tai va, o batai irgi čia, va, taip prie tos suknelės buvo kurti. Ten irgi galite pasirinkti, ką norite. Tai va, siūlau apsilankyti ir pakeisti savo garderobą ir ryškesnį.